vietos. Smagu, kai viskas tvarkingai vyksta. Ja. Tęs, visgi tau netrukdo. Tiesiog nespaudžiau stabdžio, po iniciacijos dar užminiau gazą ir žiūriu, kad dar geriau gaunasi ir... Kur tavo lavoninius siurblius dėti, kur vos motoras Į šiukšlinę. Jeigu renkantis 1000 arklio galių, tai variklio bildas kainuotų apie 11 000. Net ir aš geriau jaučiuosi važiuodamas šalia jo prie Bemkės negu prie Nissanonės. Turbūt su to mašina prasidėjo istorija tokia, kad Sandra norėjo 1000 arklių, ne? Ne, Ne? toli gražu ne. Buvo istorija tokia, kad sudėti lankus, tada atsirado poreikiai sudėti variklį, tada buvo nuspręsta įdėti V8, kadangi M62 jau kaip dinozauras, nusprendėm dėti naujesnį N62. Tai buvo pasirinktas atmosferinis variklis tiesiog ir viskas. Bet bebildinant mašiną buvo pakeistos visos mintis, buvo tiesiog sugalvota, kad būtų turbo. Nu, tai buvo paleista šitas N62 variklis su turbina ir viskas. Žiūrėk, jeigu paėmėte būtent N2, tą BM4, jisai standartė turi ten iki 400, ne, ar mažiau? Jis turi 240 kW. Tai jis turi 30 kW daugiau, jeigu neklystu, už M62. Tik jo diapazonas darbinis gal didesnis yra dėl tam tikrų jo savybių. Ir stokinis variklis plius minus kiek jis kainuoja? Standartinis, geras, veikiantis, tipo veikiantis variklis, kaip žmonės teigia, apie 1000, gal 1200 eurų, bet realiai, jie visi yra bėgę turbūt minimum 400 000, nes jie stovėjo, prabangios klasės automobilėje, gal galim taip pasakyti. Ir jie yra tikrai daug kilometrų pramynę, tai jie realiai visi yra, plius minus sudilę. Tai bet kokiu atveju tokį variklį gal renkantis reikėtų jį bent kažkiek pasibildyti. Ir tarkim, žiūrėk, jeigu žmogus nori iš to variklio gauti, užsidėti kažkokią ten turbiną, kad nebūtų super prabangu, bet kad jis pasigautųsi kokie 600-700 arklių, ne, kaip pavyzdys, toks variantas yra svarstytinas ar... Svarstytinas, nes standartinis variklis, tai, aš sakyčiau, kad
ką iš jo galima standartiškai naudoti, nu, tai 600 arklių, tai tu turėsi ganėtinai tokį saugų gal variantą. Bet čia kalbam apie arklius įveliną. Tai, nu, 600 gal net ir dar per daug reikia bent. Tai tada jo, galėtų jisai laikyti, nu, sezoną, 2 gal, žinai, bet kokiu atveju tai ten yra niuansai, kad reikia indekus pasižiūrėti jiem. Ir turbūt 95% variklių tarpinės pasikeisti galvos, nes būna ten ir pasikreipia viskas ir taip toliau. Ir piniginė išraiška ten tų 500-600 arklių tada kokie gaunasi? Nu tai čia jau yra dedamosios, žinai, kaip sakant, kokią tuningo detalę tu dėsi. Tai pats pigiausias variantas, tai aš nežinau, ten renkantis kokią kinietišką turbiną, gal paprastą kompą kokį, nu tai ten. Homemade koliukus išmetimo, nu tai ten gal kokį 3000 ir pasidarysi. Tai jeigu renkantis ten kažkokius prabangesnius kompiuterius ir išmetimo kolektorius ir turbinas, tai nu... Aprengti variklį visą tiksliai negaliu pasakyti, nes gal taip nesuskaičiavęs. Jeigu rengti standartinį variklį, biškį pasibildinti ir jau ten tos agregatus atskirai skaičiuojant, tai vien variklis nugautųsi kokį 1500 eurų. O kalbant dabar apie, tarkim, 1000, ne? Nu čia virš štukos yra. Apie kokius tada mes šitą pradedam šnekėti pinigus, kad tas, tarkim, variklis grotų apie metus, pavyzdžiui? Kaip skaičiuoti tą metus vėl? Gal skaičiuokime tiesiog motovalandų. Tai jeigu renkantis 1000 arklio galių, tai variklio bildas kainuotų apie 11 000. Ir galima sakyti, kad 10 motovalandų duodu net garantiją, kad jisai veiks. Čia neskaičiuokim, kad ant laisvo kiek dirba, minant, nu tai kiek tu ten per varžybas minučių jis iki 15-20, nu pusvalandį. Kaip ir aš manau, kad sezoną tai tikrai važiuoja, praktika rodo, kad tikrai važiuoja sezoną, tai, bet mūsų sezonas gal ne 10 motovalandų trunka, tai taip jau gan. Bet nu, čia yra jau prabangiausias variantas, yra tokių niuansų, kad galima subildinti tokį, kuris laikytų 700 arklio į ratus ir jisai bus pigesnis ant 3000 eurų gal 4, čia reikėtų gal irgi pakalkuliuoti biškį. Aiškus yra, kai kurios detalės lieka standartinės, kai kuriuom subirus, tiesiog aš jau negalėčiau, žinai, pasakyti, kad oi, sorry, ne taip surinkau ir kažkam, tiesiog jinai sena detalė, jinai gali pati sukeisti. Tai tarkim, jeigu dabar pas tave ateitų žmogus, kuris sakytų, kad noriu, reikia, kiek tai tada viskas, tarkim, truktų plius minus? Sulikta minutė, jeigu užsakytų, tai, palei pusę metų. Nes blokas darosi, tai viskas užtrunka, kol detalės suvažinėja, tai, gaunasi apie pusmetis. Nebent turiu kažką pasiruošęs, tai galima ir per mėnesį padaryti, bet čia brangus reikalai, kur, į priekį neprisigaminu labai daug. Tai Venžo, kas nori štukelės kitam sezonui, gali dabar pas tave kreiptis. Taip, žinoma, kitam sezonui gal ir būtų įmanoma. Bet, aiškus, reikia nepamiršti, kad norint štukelę suti, jį reikės aprengti. O norint štukelę aprengti, tai 10-15, manau, reikės dar įdėti. Tai čia nesigauna labai pigiai jau. Niekada arkliai nekainuodavo pigiai. Taip, kaip sakėm. Nuo 600 arklio 100 eurų, žinai. Labą dieną Lietuva, sveikinamės iš Prancūzijos, kur vyksta antrasis Drift Kings čempionato etapas. Čia dar taip pat važiuoja ir prancūzų lyga, tai iš viso turim apie 60 sportininkų, kurie važiuoja semi-pro ir 58, kurie važiuoja būtent pro, tai vien jau praeit kvalifikaciją bus pasiekimas. Taip, kaip pramogauja prancūzai. Žmogelių daug yra, perdabaros buvo apie 7-8 tūkstančių žmonių. Turim tokių pramogų, mano laiko klausimas, kada mes patys čia įlysim, palakstyti trumpai apie maistą. Tai visgi galiu pasakyti, kad jeigu mes anksčiau juokaudavom, kad po Lietuvos kainų gali būti brangiau tik tai Šveicarijoje arba Prancūzijoje, tai jau nebe.
bent jau mūsų nuomonė pasidarė viskas čia pigiau negu Lietuvoje. Ir va kainos va ant tokios. Maisto prekyba vyksta tokį principą, kad šitam namuke susimoki už tai, ką nori, gauni čekiuką ir eini į atitinkamą kioskelį pasimti savo užsakymą. Tai trumpai apie kainas. Gaivieji gėrimai Budu Ten, energetinis gėrimas 3, didelis alaus 5, galima rasti putojančio vyno 4, esame Alzaso regione, tai pilsta būtent Kramant. Kava kainuoja eurą. Kiek Lietuvoje kainuoja kava, ką? Nu va, šitie dalykėliai. Tai galiu pasakyti tik tokį momentą, kad nebėra tai Prancūzijai brangu, galima drąsiai važiuoti ir nebijot. Pati trasa iš savęs labai primena Kačerginę, tai yra greitas pasistatymas. Greičiausiai Hebra atskambina ir statosi apie 108, tai Donatas pasistatė 179, Gediminas 177, Sandra ant šlapio statėsi ant 108 ir tada leki ir turi tokį sulėtėjimą, apsisukimą, kur reikia turbūt nusimesti grubiai turbūt iki šiam 7. Tai va tas stabdymo taškas yra toks momentas, kurį reikia atsigaudyti. Ir įveikti paskutinį lanką trasos. Bet šiaip smagi, greita, man čia patinka. Bonjour, Žemupėl, Donatas. Bonjour, Žemupėl, Gediminas. Tai va, turim ką papasakot. Taip, penktadienis buvo sunkus, bet turbūt ne veltui, nes va, turim kom pasidžiaugti. Penktadienį abudu su Gedu turėjom daug reikalų su mašina, turbūt važiavom su kokiais 400-500 arklių. Man siurbliai, Gedui bus kontroleris, ten ir šlango šaudė ir taip toliau ir panašiai. Nieko nedarau. Nieko nekeiti? Ne. Tiesiog trūksta spirito. Labai gerai, kad turim draugą Valdą. Ir jis visada gali patikrinti, pažiūrėti, kas yra negerai. Gerą draugą aš turiu. Bet šeštadienį jau pasitempėm, atgavom jėgas ir jau buvom pasiruošę kvalifikacijai, bet staiga užlijo. Ir mums pasisekė ir mes buvom atkelti į sekmadienį. Nes sekmadienį perkelė kvalifikaciją, kadangi buvo lietus, ten daug varžybų, taip toliau ir panašiai. Ir gavosi labai sekmadienį gera kvalifikacija mūsų. Važiavom pirmos poros, Gedas buvo pirmas, aš antras. Tai Gedas kvalifikavosi pirmas, aš antras, palei lentelę taip ir gavomis, pirmas, antras, tik mane paskui numetė. Galėsi tarp žodį, ar ne iš jūsų? Galėsi. Ir vat aš tom ir baigiu, dabar duodu Gedui pasireikšti. Aš neturiu balsą, tai tęs. Ne, nu tai apie save gal papasakot. Paėjo kortą ir tiek. Nesitikėjau, kad pirmas išvažiavęs kvalą gausim gan daug taškų. Bet nuoširdžiai atskambinom. Jo. Nu, antrą važiavimą, aišku. Jo, nu pirmų tai... Pirmą pasitikrinom, antrą atskambinom.
Nesakysiu, kad buvo baisu, nes šiaip buvau užsimegojęs, dar vis megojau. Bet ant greičio gavot malkų. Nu, bet vis tiek Sandra greitesnė. Aš nesistengiu taip. Man neina, man baigėsi kiekis. Visą cielą 1 km per valandą. Ta prasme. Sandra greitesnė, bet ne ant šlapio, tai žinai. Ne, man baigėsi kiekis. Gėda. Ne, aš pažiūrėk palį bendrą visą bėgėjimas, aš kingus, aš lėčiausiai bėgėjus iš visų. Nu, maladė. Kiek laiko laukiam susišildė padangas? 20 gal minučių ar kiek. Ir antrų važiavimų netgi jaučiasi, kad užsistačiau, gazą ir jaučiu taip tą mašiną, žinai, atgal pradėjo varyti ir jaučiu sunkiai netempia. Greičiau atvažiavo, bet to iniciacijai plačiau išvažiavo. Nu, aš siauriau, jo. Jis ant krašto status visada. Ne, nu tai aš važiavau trasą pataikė. Aš kai čia su juo važiavau irgi, jis grinai atlėkė palei Piškės ant krašto. Bet ten būtų nulis. Bet 2 kartus realiai galvojau, kad viskas, žūsim, nes ant iniciacijos jisai atvarė ir matau, kad priekis jau tipo sukasi atgal, žinai. Eik tau tik iš baimės, taip atrodo. Nu pas tavęs toks kampas didelis, ta prasme atrodo, kad tu Tik vaisvemas, ten to kampo dar pusė kiek buvo. Taip. O gale tai kas dėjęs? Ten žadėjau be rankinio įskrist, bet žiūriu, kad apsuko jau. Į dūmus įleikiu. Kaip per tarką kokią. Labai džiaugiuosi komandą savo MKS rinkimo įgūdžiais per naktį. Dėkoju Kęstučiui, Valdui, visiems, kas visą penktadienį siuntė logus, keitėm tą, keitėm aną. Ir sužinom šeštadienį, kad mes galim važiuoti. Ir tai gal pakišo koją, kad sankaba jau pradėjo nuo top 16, daugmaž nenorėti važiuoti taip, kaip aš noriu ir à l'extérieur, si David Meunier est complètement sorti. Et dans la tasse, km/h vitesse d'attaque.
de la Toyota Supra pilotée par et on sait qu'il va aller chercher cette fameuse portière, on le voit ici. 180 km/h en déclenchement. Et les deux sont proches, les deux sont déjà. De la petite BMW 2002. La différence de taille est différente. Peut-être un petit peu de Lituanien en finale si Williams remporte le battle. Il lâche rien non plus, on le sent à l'aise. 177 km/h en déclenchement, c'est très très rapide. Et les deux pilotes sont devant. Finale aš apkaltinsiu sankabą su juo. Nu, iš tikrųjų, gal pats biškį ten prikakojau, bet visiems sakiau, ką sutikau, kad sankabą pavedė. Šiaip panašiai ir atrodė, kadangi mes susitikom finale, aš jau buvau kaip ir... Tai pala, papasakok. Kai mes jau sužinom, kad važiuojam finale, mechanikai nesakė nei kiek slėgio mums dėjo, Jo. nei nieko. Sakė, jokių laivų nežiūrėsit, nieko nežiūrėsit. Važiuojat kaip važiuojat. Jo, Ir tai- gavosi puikiai.
Ir quick, čia turėjau, per daug sustabdžiau ir... Per daug atsistabdžiau ir prasisuko, užsiparinau labai. Молодец! Aš važiavau lietuviškam stiliui, nestabdžiau. Visi jie, ta prasme, po iniciacijos žiauriai pasistabdė ir tu bandai. Net ten taip slengsi sulenkiu. Ką tu padarei? Aš sakiau jam, sugalvodom man matavimą. Ne, tai nesuvažiuosi, dar vieno porinio niekaip. Aš dar irgi rodžiu, galvoju, padarom. Tai man, aš penktą grūdų man buksuoja, žinai, tipo, ne taip greit nepasistačiau, kaip norėjau. Aš dirbau, bet, kai jie patys kalti, kad buvo lieti. Atsisuk laivą, važiuok į savo darbą. Tai buvo, aš jau irgi buvau pasiruošęs, kad gausiu malkų, nes gedo lydranai buvo kažkas kosminio, nes kiek važiavau visus top 3-2 porinius, tai visi buvo tokie vangus iniciacijoje. Aš tik bijau, kad neišstumtų manęs kaip visų ir viskas. Jo. Tai tiek myniau, kiek galėjau, žinau. Ne, bet mes buvom jau prieš kvalifikaciją įvažiavę vieną porinį, aš pataikiau su gedu, tai vienintelis tas ranas, kuris buvo, kai žinai, kai tu treniruojasi lead run ir tu mintyse galvoji, kad tu nevažiavai chase rano ir tu pataikai tokį lead runą, važiuot, kad tu spaudi ir jauti, kad tau trūksta, o ne taip, kad tu spaudi ir tau reikia stabdyti, dar minti, ten koreguotis kažkom. Tiesiog, buvo labai, labai malonu, patogu važiuoti ir to pasiekoju top 3-2, tai ten kas antras ranas mano buvo iniciacijai, kontaktai, nes visi atvažiuoja greitai, pasistato ir nusimeta greitai. O kaip ir teisėjai norėjo to, kad po iniciacijos mašina važiuotų jau pilnu gazu. Ne, pala. Nesakyk, mums pensininkam irgi reikėjo perlipti ant tą ribą. Taip. Ta riba, kad rankinis trumpas ir mini, karoč. Taip. Ant išgyvenimo. Aš irgi visus treniruočių važiavimus būdavo po iniciacijos, dar priliesdavau tą stabdį, gal nespausdavau, bet, kad savisaugai, jo. Ir grinai prieš kvalifikaciją, kokius 2 važiavimus, tiesiog Tęs, jisgi tau netrukdo. Tiesiog nespaudžiau stabdžio, po iniciacijos dar užminiau gazą ir žiūriu, kad dar geriau gaunas ir realiai jausmas toks, kad gyvenime nesu važiavęs, kad 4 bėgių mašina važiuotų, pasibaigtų tiesiog wheel speedas, važiuotų mašina ant ribotuvo ir tu čiuoži. Mes turim greitas trasas kaip Pučerginė, bet ten vis tiek tu 4 atvažiuoji ir tu turi dar vis tiek tą ribą, kada tu gali dar pagazuoti. O čia viskas, tu atvarai ir tiesiog pasibaigia mašina. Važiuoja tik iš to ratų sukimosi greičio. Tai buvo labai labai keista persiverst, bet manau gerai pasisekė, aišku, lydranuose jaučiaus gerai, chase ranuose visą laiką pridirbdavau reikalų, bet viskas gavos gerai. Viską papasako. Nėra ką pridurti? Ką čia pridurti? Pridurim. Komanda. O, mechanikai, Ne, labai ačiū Valdui, kad gali visada prisijungti. Jo, šiaip penktadienį žmogus šiaip žadėjo švęst, bet nebuvo kada. Jau ir net sakė, hebra, šeštadienį galite nebesiųsti, aš realiai neturėjau progos pabandyti penktadienį po tvarkymosi, nes šeštadienį pasitvarkėm. Tai tik tada nusinčiau ir net nesitikėjau, kad žmogus pažiūrės. Tai atsiuntė viskas, kad liuks ir sako, kad tikrai dabar viskas gerai ir turėtų būti plus 100 spam. Tai palei pojūtį tai turbūt visi 200 buvo. Ir ačiū labai Sandrai, kad leidžia mum pagazuot. Ačiū komandai. Labai smagu užlipti 2 ant podimo ir dėl 1-2 vietos. Smagu, kai viskas tvarkingai vyksta. Jo. Mechanikai dirbo nepriekaištingai. Marius, Janeika. Kestutis. Aurimas, Kestutis. Taip, bet... Šiaip tai. Kestutis sakėm? Kestutis, bet tavęs šiandien. Nėra tokia? Tai va. Daugiau neturiu ką pridurt. Susitiksim Trakvudė, turbūt. Ne, dabar dar susitiksim Kuršėnuose. Ne, apseinam. Ten saugai mašiną, kad iš... Tai tipo nevažiuosi? Bet aiškiai, 2 varžybas saugau, kad nuvažiuoti iš tas varžybas. Keičiau akumuliatorių, sudegė pravodkį. Tai dabar į Kuršėnus. Tai taip, matai, visi ateina ir sako, kad turi liekti su Bemke, nes Bemke geriau atrodo tau. Kur tavo lavoninius ir plius dėti, kur vos motoras Į šiukšlinę. Parveškim, palaukim metalo bent šitą.
Vario Centas yra, prie vario. cento į pinigai. Neišmesk, parsivešiu, išardysiu. Varį išlupsiu, viską padarysiu. Tai va. Šiaip visi atėję sako, kad Gedui labiau tinka šitą mašiną nei Ne, dvitaškė. negali, man širdis skauda. Nu, tokia teisybė. Ta prasme, visi mato, kaip jisai atsidavęs lekia. Net ir aš geriau jaučiuosi važiuodamas šalia jo prie Bemkės negu prie Nissano, nes Nissanas toks, nežinosi, kas kada atsitiks, atrodo. Man tai viskas ramiai ten atrodydavo. Man tai kaip tik antraip. O aš esu didelis Gedo fanas, nes aš važinėjau su M3, kur S4. Žinok, jeigu Vasiliauskas nebūtų davęs mums holo daviklio, pastavėjais būtų išimta, žinok, garaže. Ir tu būtų vežęs skraidinės į čia. Arba jeigu, Tau pasisekė. arba jeigu Kesas nebūtų davęs bloko, tai būtų iš tavo mašinos blokas. O žinai, išimtas. kur mes čia žadėjom tai padaryti? Kur jin stovėjo, palauk. Kokiuose varžybose vai nuvažiavęs? Kuršienas. Va, kur šiandien stovėjo, žiūrėjom, kad galim nusivežti, nes tu ten užsiemęs buvai, išsim, ko mums reikia, gražinti vietą mašiną. Bet čia, žinok, nu, aš tepalų nekeičiu, nes švaistiklius dažniau reikės, tai tu dar nerakink stipriai mašinas. O šiaip viskas gerai, nu, mašinos atlaikė. Turėjau tokį... Slenkščio nėra, Nu, vieno šono nėra. Kosmetiniai defektai nesiskaito. Bet šiaip buvau vienu tarpu įsigandęs ten top 4. Labai buvo daug garsų. Galvojau, kad išterdys reduktorius. Pala. Da, nu, sutaisė ten mechanikai. Mechanikai, O nu, kaip bet čia... Zestino? Su kuo važiavai, man įdomu. Važiavau su Maxi mišiniu. Aš nesakau, kad... Aš ir tada nesakiau, kad jos yra blogos. Tai yra geriau nei Vesleikas, bet ne taip, kaip visi čia gyrė. Aš suprantu, kaip veikia reklama. Bet jos yra nevertos, nebuvo vertos tų pinigų. Aš suprantu. Ta prasme, Laikykis. tau nebuvo, tu greitai šovi, aš tyliu. Suprot, vis ir nevažiavau toliau. Nu, bet Pabandžiau. jeigu duotų dar 20 pabandyti. Jo, jeigu dar duotų ne? 20, pabandyčiau tikrai. Pabandžiau Max, patiko. Stabilus sukibimas ir gera kaina. Merci. Bet, kaip ir sakiau, nu, Pro nevertų tų pinigų, Maxis tikrai vertas dalykas. Merci. Merci beaucoup. Finalinė kova buvo labai gera. Pusė. Nu kaip, antra dalis. Ta pirma irgi iki galo, bet nieko. Ne. Sankaba buksavo. Visiems sakiau, kad Sankaba buksavo. Gali būti, kad kojos sumaišiau, žinai, bet nieko. Nu ten buvo Nu, toks... tai man metų, pažiūrėk.